Tai Valdemaras su MTB bus jam nelengva. Bet stiprus vyrai negalvoja apie lengvą ar sunku. Tiesiog važiuoja. Žmonės parkuojasi. Kapinės, dabar mums reiks 2 km minti iki bažnyčios. Startas bus nuo bažnyčios, 150 km, 800 metrų sukilimo. Kas dar gero pas mus šiandien. Trasa pritaikyta graveliams, ne varžybos, o lengvas pasivažinėjimas, jeigu taip galima pavadinti 150 km distanciją. Ir didžiausia naujiena. Šiandien atvažiuoja Pogačaras. Kadangi nedalyvavo Pogačaras Vueltoj, tai prisijung šiandien, matyt, bus vienas iš lyderių, kuriam galėsim sėsti ant rato. Taigi jo persijungiam ir varom prie bažnyčios. Taigi išsiaiškinam bažnyčios pavadinimą. Tai yra Švento Evaldo ir Vytalio Ganytojo antrojo bažnyčia. Renkasi sportininkai. Tai gali pasigražėti, jo. Mašinėlės praleidžiam. Nu va, tai čia mes turim žmonių, sportininkų. Vaikinas, dėl kurio nereikia jaunų. Aš Vytalis, Valdemaro draugas. Apie mane dar nežinau. Pasakojau, dviratininkas. Čia žinai, kaip tie memai būna. The guy she told me not to worry. Nu, kad čia normaliai, visi ten pagal instrukcijas parkuojasi. Čia matai parapija, tai būtų įžūlų. Taip. Kai turi dviratį, tai būtų įžūlų. Taip, faktas. Gerai? Oras tobulas, bejuko biškį, nu. Toks gyvenimas, tai čia turbūt geriau negalėjai tikėtis, pagal oro sąlygas galėjo ir lyti ir šiaip šalta būti. Išmetė, kad mes buvom prieš 2 metus Vištyčio raidę, Vainiaus. Aha. Tai buvo +5, feels like 2. Oho. Tai važiavam tai. Tai dabar turbūt normaliai. Ne, dabar tai fantastika. Okei. Sveiki! Tai čia jūs aplenkėm pradžiai su mašina, ne? Palenksim ir su dviračiu. Nu kaip? Kaip jausmas po Red Bull'o? Nieko nežinau. Atsigavęs? Neužtaisyti dar ginklą jaučiu, bet... Bet 300 km buvo? Taip. Aš nekabėjau ratą. Iš kur tu tai žinai? Jo, 300. Šaunuolį, sveikinu. Nei rankyčių, nei kojyčių. Na nieko, smagu, žinai. Jo, nemažai. Nu tai ką, tai jūs, kaip sakant, neskubant, važiuojate ramiai savo, ne? Pavalgam, sustojam visur, ne? Jo, sustosim parduotuvėse, manau, 3. Labai gerai. Šitas begas irgi matos toks savo malonumui, kaip nestot, žinai. Nieko nėra susijęs su tam. Čia mašinas rakteliai. Rūbai atsarginiai yra, dar čia liusikus įsidėjau, dušažėlį įsidėjau, jeigu labai sužėlė. Na gerai, tai matosi, kad čia visi... Jūs tai tavo šlangą tave gali kažkaip pasmaukti. Nu ką, žmonės renkasi. Po išausim liko kelias minutės. Iš viso 102 žiūriu, kyla įsikėlėm trasą. Tai va, Valdemarai, gal linkėjimai dar paskutinį prieš startą. Paskutiniai linkėjimai prieš startą. Čia sutikau fainą žmogų, o dar fainiau, nes jo žmona išvažiavo į tolimą distanciją. Tai dabar, jeigu bus galimybė, tai paklausim, bet čia ne. Reikia laikyti vairą. Tai pagal storį tiek pat žinau, žinai. Aha, rimtai? Jo. Tai kaip čia jinai, palauk, per vieną dieną, oi, ne per vieną kartą bandys, per kiek čia kartų jinai? Nu, ne, Vis tiek stos panakvoti. Aplink Lietuvą važiuoja. Nu, planas bandys be, pagreičiau. Jeigu pavyks be. O, geras. Bet jeigu pavyks kažkur gal snūstelės. Tai va, Papušėlė kokia. Jeigu jūs manat, kad 100 km yra daug su graveliu, tai jinai važiuoja 1300 km, 3 km. 200 km. Gerai, nu visi, reikia dadėti. Su kiek įmanoma mažiau sustojimų bandys per kartą. Taigi tiek, nu ką, varom į priekį. Kol kas viskas gerai. Važiuojam
Čia priekį menu biškį greičiau, tai pulsas pakilęs. Iš galo matosi chebrytės. O šiaip dalis atitrūko, dalis mina greit, dalis negreit. Žodžiu, visi pasidalina pagal save. O mes po biškį važiuojam. Įveikta 15 km. Liko 9-10. 25 km įveikta. Mūsų grupelė susideda iš kelių žmonių. Labai neskubam, tokį gavom MTB ruožą. Nelabai lengva čia filmuoti ir važiuoti, bet viskas normaliai. Taip, įveikta 30 km. Žodžiu, grupeliai važiavom, tai vis tiek bando pasivaržyti, tai mums labai, kaip sakyti, mes neįsiaiškinam, kur mūsų tikslas, ar čia tipo važiuojam ramiai, ar čia varžybos. Tai kai ne varžybos, tai kam čia ta didinė. Bet mes atvarėm tokį miestelį Skiemonis ir čia yra tokia karčiama Šalia kelio Šaulių namai. Tai va, sakė, čia gera kavinė, kur galimai gausim kavos. Galimai gausim kavos ir bandelės. Kadangi mes niekur neskubam, tai einam ieškoti kavos ir bandelės. Varom? Kelio karčiama. Karčiama. Gyvena karboninė dviratė. Va. Paskambink, davai. Tai gal grįž, pasuk. Kartu važiuosim, tai kur mes čia? O, čia viskas labai fainai. Va, galite paskaityti atminties ekspozicijas Skiemonise. Palaiminto Tefiliaus Matulionio gimusio 1873 Doriškyje. Nu, gerai. Labai gražu. Na, šito prašom Skiemonis kažkokie. Nuostabi kavinė. Alio, mes tai sustojom kavinėj, jūs man atrodo prasukot pro tos Skiemonės. Nenorit prisijungti? Dirbsime nuo 13:30. Sakau, mes kavinėj kavos sustojom. Paklausk, Valdemarai dirba. Jo, jūs sakėt, į ką pravažiavot, mačiau jūs. Ten kur... Jo, ten po 100 metrų. Žinok, man atrodo nedirba. Su Vitaliu. Dirbsime užsakytą, velnes. Jono 11 rodo. Bet aš pabelsiu, paklausiu, gal turės kažko? Labą dieną. Žinau, kad nedirbat, bet gal padarys kas kavos kokios, ar nepadarys mums? Labą dieną. Gal padarysit mums kokią bandelę ir kavos? Jūs čia mus filmuojat? Taip, jūs filmuojat. Kodėl? Tai dabar jeigu atsisakysit, tai bus ir šitą juokauju. Ne, mes tiesiog darom žygį dviračių, čia 100 km ir galvom gal Kokią kavą sustosim. mėgstat? Juoda. 3 juodas kavas, o turit bandelę kokią nors? Ne, piragą turim. Piragą tinka, piragas. Tai imsim piragą. Tai imsim piragą? Jo, aš gal... A nors ne, man gal nereikia. Im piragą. Ką? Im. Nu gerai. Ima. 3 piragai, 3 kavos. Aš 3 juodos kavos, 3 piragai. Gerai? Labai gerai, ačiū. Ir viskas nešimai. Galėsim kortelę mokėti ar nelabai? Būtinai. Ačiū. Nu, važiuok, kaip nice. 3 piragai, sveikinamės, bet dar kartelį. Labas, gal nebeiškrito tau gertuvė daugiau? Gal užteks tų 2 kartų? Tai gal ir liekame baliuką čia pasižiūrėjau. Vitalis. Žodžiu, viduj siūlau sakyti kavos ir pirago jie turi. Tai čia kas gimtadienis bus pas jūs kažkoks? 3 gimtadienį. A, net čia. 3 gimtadienį. Važiuokit į Skiemonis, gražių moterų čia dirba. Gerus Nieko piragus. negaliu, liksim gimtadienį. Nuostabu. Atvarykit kitais metais ir jūs. Puikus raidos
nusprendžiau, kad kitų kampų geriau dabar parodyti negu nuo diržo. Visai įdomu, pažiūrėkit kokios fainas vietos. 45 km įvykta, visi jaučiasi gerai, galiorka irgi normaliai, ne visur išeina pafilmuoti, tik asfaltą įsitraukiu kamerą. O gerai, žiūrėkit, aš jums duosiu kamerą, jūs mane nupiškinkit, kai aš pravažiuosiu. Ai, šitai. Nu čia viskas labai gerai. Bet tai tada Va čia stovėkit, nepabėgit, va čia blemba. šone. Jau viskas ten filmuoja. Tai palauk. Oba. Pala. Nu, davai. Tikiuosi filmuoja. Ačiū labai. O, iki dabar vat. Dėkui. Tai jūs nefilmuosim. Tai kiek važiuosit kilometrą? 100 PM noriu važiuoti. Teisingai, šaunuolė, noriu viską. Bet bus matyt, kaip čia. Ne, nu aišku, 100 Čia mano PM. dviratis ne. Bus lengviau, nes sakė iki 90, tik tai ta sunkioji trasa, po to viskas bus gerai. Sunkioji trasa. Mūsų kelias čia ir baigėsi. Marse. Grupelė padidėjus. Visi filmuos, darys stories. Ir vėliau važiuosim. Kol kas gerai viskas, 56 km mūsų sąskaitoje ir Valdemaras turi vieną medinį bajeriuką. Davai, Valdemar. Palauk, medinį Tas bajeriuką. gal... Ir vat kaip tu gali tą vyrą apgaudinėti? Nu vat kaip tu galėjai apgaudinėti? O ką, dar kažkaip galima apgaudinėti? Štai ir privažiavom liepto galą. Panašu, kad ten apačia. Ne, man atrodo čia, žinokit, rodo. Wow. Čia downhillas, sakme? Čia teka upė Nilas, žinokit. O. Nu, tikrai nice. Labai fainai. Taip, nuvažiavom. Gal 7 km sustojimas. Man nieko, ačiū. Saugo, Pergalės gatvė, va. Pergalės gatvė. Tai jei ims vandens, tai gal geriau 5 litrų tada visi čia pasipilsis ir bus gerai. Nu, žinai, Nu jo, faktas. kaip pavyzdys. Kaip pavyzdys. Gerai sakai. 7 kg? 7 km mes esam Kavarske. Kavarsko koldūnų nestosim, nes esam gan sotus. Kažką užkasim ir bus gerai. Ką radai? Ar wild berry gal? Gerai. Ir ledų pasiėmė? Ledai yra gerai. Aš galvoju, kad labai trumpai svarbu. Jo, čia red berry. Padarysim apyvartą čia. Čia galima klientų. Yra 300 gramų. Čia tu pagali išlenkti, čia taurelė, ne? Jo. Geras. Apie visus klientus. Ok. Kiekvieno poreikiams. Didesnė grupelė susiformavo. Iš paskos matom savus. Iš priekio kiti. O, visai nemažai.
Laisvas tempas, 3.5 dabar, 3.4 važiuojam. Troškūnai. Čia man soliukas sėdi ištroški žmonės. Mes nusivyniojom 90 km. Liko dar 60. Tai ką, turime pasiekę 110 km. Kol kas jaučiasi truputėlį nuovargėlis, bet man žmogus čia šalia atsigavo, sakė gerai jam dabar. Ir ką mes nutarėm nevalgyti, nes čia nedaug ir liko. Apie 50 km iki finišo. Tai pavalgysim Anykščiuose. Tačiau jau normalaus valgio norėtus. Na ką, kol kas važiuojam asfaltu dabar, trumpą atkarpą čia. Asfaltą kokie 5% turbūt. Ir lendam į žvyrkelį. Kol kas vyniojam didesniai grupeliai, nieko įdomaus nevyksta. Laukiam parduotuvės, biškį trūksta skysčių. Aš kažkaip galvojau pasipildžiau, bet nepasipildžiau ir šiek tiek jau taupau vandenį, yra 120 km įveiktų. Taigi vis tiek dar reikėtų vandens, kažką užkasti. Gėliuką tiesa vieną turiu, tai viskas ok, bet vandens reikia. Grupė šį kartą didesnė, keičiamės vienam patogiai. Gavom prie dar vieną tiltuką, bandysim jį įveikti, tiltas supasi. Va. Iš paskos kebrytė juda irgi. Labą dieną? Labą dieną. Oi. Wow, čia aš pats jau žiūriu. Sveiki, sveiki. Rimtai? Jūs trečias. Gerai, ačiū. Labai gerai, ačiū. Kokia čia upė? Nežinau. O va, teisingos mašinos va šitą miške. Raptoriai. Dviračiai dar teisingesni. Jo. Ką mes norim pabrėžti, kad labai graži trasa. Visiems sakom atvažiuoti ir kitiem metam, taip? Tomai. Jo, rekomenduoju ir dar jeigu turit Ką? galimybių į Nidą nuvažiuoti. Nu, dar į Nidą reiks važiuoti, jeigu turėsim galimybių. Aš Elžbė vlogeris tampu. Nu. Kadrina. Valdemaras vienintelis MTB, tai jam čia Easy pirmas. Visą laiką mūsų laukia. Žodžiu, kadangi baigėsi vanduo, mes visi ant ribos išsekimo. Suradom kažkokią sodybą, kuri vadinasi Inkūnai. Inkūnai, va. Ir sakė, čia duos vandens. Tai mes nusukam. Ta ir darys. Ką? Jeigu kas nors norėsit užsirezervuoti šitoj sodyboje nakvynę, nuolaidos kodas #1000 km. Teisingai. Arba gaut vandens. Nu, varom žiūrėt, kokia čia sodybėlė. Čia gal ne tik vandens gausim, matau. Thank you very much. Wow. Iš kur jisai sakė? Amerikos. Iš Amerikos? Iš Amerikos žmogus. Tai ką, liko 8 kilometrai. Viskas gerai, vandens pasipildėm žymiai geriau dabar. Jėgos grįžo. Kratame žvyrkeliais. Vakarėja. Šilta, gera. Viskas gerai. Merginas iš galo. Bičiais keičiamės. Ką, beveik finišas, įvažiavom į Anykščius. 150... Kiek čia? 154 km įveikti. Ačiū Dievui, sustojom prie sankryžos. Pailsėt. Bet ilsėtis nėra kada. Reik dadėt. Dadėt nedaug iki bažnyčios. Viskas ok. Šiaip nuovargis yra, bet gal dėl to, kad nepavalgėm pagrindinio patiekalo. Bet viskas ok. Važiuojam. Atvažiuokit kitais metais ir jūs. 154 km įveikti.
Ir mes pasiekėm Anykščių bažnyčią, ten, kur ir startavom. Juokas per ašaras. Ateitų pirmas, pirmoji vieta, fai. Nice. Iš čia išvažiavom prieš 6 ar 7 valandas. Nerandam. O yra toks? Oi, kokia graži vieta. Einam, parodysim šiek tiek Anykščius. Pafilmuosim, kas čia pas mus gera. Va. Apvažiuosim ratuką. Biškigi negana, reikia visą laiką dadėti. Jei nedadėsi, neatitrūksi, žinokit šitą dalyką. Visą laiką dadėti. Štai. Gražus centriukas. Gal toliau ir nevažiuosim. Ten dar kažkas matos, bet man jau užteks. Reikia važiuoti į kavinę dabar. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems mūsų treniruotę, kuri gavosi gan greita. 156 km įveikėm 26,1, 26 lygiai. Ar nemeluojate? Nemeluojame, va 26 greitis. 36, eikit savo. Power rodo, power tikra gale 180, max 930. Žodžiu, labai graži trasa, visiems rekomenduoju, kas fainai, kad ne varžybos, kad toksai, kaip sakyti, tiesiog pasivažinėjimas, per kurį vis tiek žmonės paspaudžia, susijungia grupelėmis ir taip toliau. Bet aš siūlyčiau jums paspausti laiką Instagrame, 1000 km dviračių ir YouTube'e, o dabar jau matau. Valdemaras beveik juokiasi, tai gal norėtų kažką dadėti. Taigi, Valdemarą, jeigu ką, tai apsukite kamerą ir šnekėkite. Iš tikrųjų matyti tavo kamerą. Ne, jinai užgesta ekranėlis. Ai, užgesta. Apsukite. Aš jums galiu pasakyti, kad tarp dviratininkų yra ir tinginių. Ir tokių baisių tinginių, kad jie atsikelia anksčiau porą valandų, kad galėtų nieko neveikti.